Gerą dieną visiems, aš Diana iš Pradėk paprastai. Esu verslo konsultantė, mentorė ir išorinė jūsų verslo partnerė. Šiandien kalbinu savo kolegą, ką tik apsimetėm keliais žodžiais ir nusprendėm, kad esam vienos misijos kelyje. Tai yra Audrius iš Pelningi sprendimai. Papasakok, Audriau, šiek tiek plačiau apie save. Ačiū, kad pakvietėt. Labą dieną visiems. Kaip pristatėt Pelningi sprendimai, tai esu vadovas ir savininkas. Tai šitas prekės ženklas atsirado daugiau negu prieš 8 metus. Ir esam finansinių paslaugų agentūra verslui, tai pradedant nuo įmonės įsteigimo, buhalterinės apskaitos, finansų vadovų nuomos paslaugą turim, kuri dar tokia yra mistifikuota Lietuvoje, ne visi dar supranta, kas tai yra. Pats esu finansų ekspertas, dirbantis su finansais daugiau negu 12 metų. Ir labai džiaugiuosi, kai matau, kai mano klientų banko sąskaitos pilnėja, susikuria tinkamus finansų valdymo įpročius. Tai va čia apie mane ir apie mano prekės ženklą atstovauju. Jo, pakankamai plačiai ir išsamei ir daug tokių nuskambėjo įdomių dalykų, apie ką dar smulkus verslas nežino, bet galės plačiau pasidomėti ir, manau, ras daug informacijos tavo svetainiai apie tai, ar ne? Ir ką jūs darot ir kokia yra jūsų misija. Gali trumpai pasakyti, kodėl tu ėmeisi šitos veiklos? Jeigu labai taip atgal žingsniuojant, tai gal netgi pasąmonės lygmenį mane tai davedė iki šitos specialybės. Mano tėtis turėjo smulkų verslą ir jis visada kartodavo, kad po direktoriaus pats svarbiausias asmuo įmonėje ir buhalteris. Ir šitą jis kartodavo ir sakydavo, jeigu tu būsi buhalteris, tu visada turėsi darbą. Aš tada kažkaip atrodo į galvą to neėmiau, bet pabandęs vieną sritį įstojęs informatiką, pamačiau, kad tai tikrai ne man. Tada po metų persigalvojau, kažkaip stoju, finansai gal, yra buhalterija, stoju buhalteriją. Kažką tėtis buvo pasakojęs, tai čia kaip ir gerai bus. Tai aišku, tėtis labai apsidžiaugė, tai prilipo, patiko, pabaigiau ir po kiek laiko aukštąjį mokslą pasibaigiau ir finansų rinkas ekonomiką. Ir kažkaip taip natūraliai susidėliojo, kad man viskas tiko ta sistema. Nuo mažų dienų mokėjau elgtis su pinigais, mokėjau taupyti, mokėjau juos skirstyti, susitaupyti dviračiui, ten motoroleriui, kas bebūtų, ten laikraščius nešioju, susitaupau kažkaip. Tai va, ir tas kelias mane galėčiau įvardinti pasirinko. O verslas atsirado, papildomas darbas, tiesiog neužtekdavo to atlyginimo, kažkaip dirbi. Negali, daugiau pastangų įdedi ir negauni grąžos, tai natūraliai gavos vienas klientas, antras, tada tai va, įmonė atsirado, Pelningi sprendimai. Galvoju, kodėl Pelningi sprendimai? Tai padėsiu verslui geriau suprasti finansus, jie taps pelningesni, mokės valdyti pinigus, finansus. Tai va ir tas prekės ženklas kažkaip labai natūraliai gavos, žiūriu net neužimtas, registruoju, važiuojam pirmi. Super. Tai va čia tokia istorija, jau taip žiūrint, jau labai netgi ir vaikystė, ir nuostatas, gal netgi ir tą va tokią pagarbą buhalteriui. Iš senų laikų čia jau kalbam visiškai, čia 2000 metai kažkas, tėvukas tada startavo su verslu tais laikais ir va tą įskiepijo, įdiegė į pasąmonę, tiesiog tą supratimą. Wow, tai čia iš pašaukimo gimęs verslas. Tai greičiausiai čia jau iš toks ir pasąmoninis labai gilus. Bet kai ir pradėjau, sakau, atrodo, kad viskas tiko, yra sistema, man patinka sistemiškumas, yra tvarka, aš susidėlioju, galiu planuoti savo laiką, matyti rezultatą ir labai labai tiko. Ir dar dabar tebedarau ir kiek jau metų praėjo ir džiaugiuosi. Kaip pradėjau, sakiau, kad mūsų misija panaši, tai yra palengvinti kelią smulkaus verslo vadovams iš esmės ir būtent finansų dalyje. Ir šiek tiek kalbėjom apie tai, kad ta dalis būna tokia mistifikuota kartais ir labai dažnai apleista dėl tam tikrų priežasčių. Kaip tu manai, kur tos yra giluminės priežastys, dėl ko taip vyksta? Gali būti ir psichologija, netgi ateina klientai konsultuoti, sako, tai kas, aš tai jau su finansais nemoku tvarkytis. Na ir taip jeigu... Ir net nenoriu, ir net nedirbsiu. Nenoriu, nedirbsiu, ir net čia ne mano dalykas, aš net nesigilinu ir panašiai.
Tai natūraliai tai tikrai bus apleista, gerai, jeigu jis yra stiprus kitose kompetencijų, gal pardavinėja labai gerai. Tai reiškia, to srauto tu turi, bet jeigu srautas sustoja, ojojoj, ir yra problemos. Tai va, kitas dalykas yra žinių gal stoka, susikoncentruoja ne ten, kur reikia, neįvertina kokią tai reikšmę turi. Svarbu aš parduodu, arba svarbu aš ten šitą paslaugą kokybiškai teikiu, pinigai pas manęs natūraliai ateis ir kai turėsiu, tada jau valdysiu, spręsiu. Kai turėsiu, tada jau taupysiu. Ir panašiai. Tai čia va, iš kitos pusės visas mąstymas vyksta. Tai sakyčiau psichologija, žinios. O kaip tu manai, kodėl yra vengiama gilintis į šitą sritį? Tiesiog tai yra, kaip daug kas galvoja, paminėjai, kad geras pardavėjas esu ir to užtenka. Ir didžioji dalis verslų taip galvoja, kad verslui užtenka pardavimų. Ir viskas. Bet aš sakau, kad ne, nes pardavimai ir taip, ir ne, galima sakyti, ar ne, gali tau, uždengti problemas, sureguliuoti srautus, bet iš esmės, jeigu nėra valdymo įgūdžių, tai tos problemos kartosis anksčiau ar vėliau ir išlys gali labai dideliu mastu. Tikrai taip, aš manyčiau, kad neįvertina, kaip sakot, nesupranta ir neįvertina tos svarbos. Pardavimai yra be galo svarbu, tai yra verslo kraujas, be jo irgi nieko nebus. Jeigu finansai, tai galėtumėm įvardinti metaforą nervų sistema. Greičiausiai labiausiai tiktų. Jeigu pardavimai kraujas, tai nervų sistema yra finansai, kur viską apjungia ir valdo. Tai tu gali labai daug parduoti, bet jeigu tu nevaldysi pinigų, tai galų gale vėl baigsis ne taip gerai. Tai sakyčiau, ir tos baimės veikia, ir tas nenoras, arba netgi yra gal taip nusistovėję, kad sunku, nesuprasiu, čia rodikliai, čia kažkas, čia man reikia aukštojo mokslo, čia man čia tas. Skamba kaip keiksmažodžiai. Skamba kaip keiksmažodžiai, o Jėzau, jau nebesuprantu, ką jūs kalbat. Taip. Iš tikrųjų viskas yra paprasčiau. Taip. Tai mūsų įmonė vadinasi Pradėk paprastai ir tas pavadinimas kilo iš to, kad mes norėjom parodyti, kad yra paprastesnis kelias, kad tikrai galima iš ten, kur tu esi, atrasti tuos žingsnius, kaip žengti ir kaip po truputį vis daugiau suprasti šitoj srityje ir kaip savo susikurti patogų, aišku įrankį, kuris bus tikrai paprastas ir neaukštoji matematika. Tai kalbant, dar paminėjai tokį dalyką kaip kompetencijos, ar ne? Kaip tu manai, čia kokių kompetencijų reikia vadovui, kad jis galėtų save vadinti finansiškai raštingu? Visų pirma, turėtų suprasti, kas yra pelnas, kaip jis paskaičiuojamas, kaip jis gaunamas, nuo ko jis priklauso. Pelnas turi sluoksnius, tai nėra vien tik galutinė eilutė, tai yra ir bendrasis pelnas, tai yra savikaina, suprasti, kaip viskas vyksta. Tai viena dalis. Po pelno jau kalbam tada, kaip yra su pinigais. Pelnas nėra lygus pinigams banko sąskaitoje. Ir va čia yra turbūt numeris 1 mitas, supratimas ir įsitikinimas, kad jeigu aš uždirbau pelnas mano toks, tai ir banko sąskaitoje turi būti tiek. Tai labai retas vadovas turi šitą supratimą ir kas jau turi, tai jau tikrai galim kelt labai aukštai ir įvertinti, kad vadovas turi tą kompetenciją. Tai pelnas pinigai, tada žingsniuojant toliau jau yra finansiniai rodikliai, tai suprasti bent jau koks yra kapitalas, koks yra likvidumas, tai yra turtas, kokią tai įtaką daro įmonės bendrai finansiniai būklei ir panašiai. Taip pat mokėti perskaityti paprastas finansinės ataskaitas. Susikalbėti su savo buhalteriu. Susikalbėti su buhalteriu labai svarbu ir čia kokybė priklauso būtent ir bendradarbiavimas, ir finansų valdymo kokybė, susikalbėjimas, ne aukštom frazėm kalbėtis, bet suprantama kalba. Tai va, pelnas pinigai, mokėti valdyti pinigus, tada jeigu dar ir finansinės ataskaitas supranta bent jau tokiu pagrindiniu lygiu, negiliu ir grąžos rodikliai. Ką reiškia kapitalo grąža? Ką reiškia turto grąža? Kaip aš pasiskaičiuosiu, ar mano projektas duoda grąžą? Tai jeigu šitas pagrindinės kompetencijas supranta, suvokia, nebūtinai mokėti paskaičiuoti, bet supras, ką tai reiškia, vadovas yra labai aukšto finansinio raštingumo.
finansininkas finansininkas bus vidutinis, bet vadovas bus super aukšto jo finansinio supratimo ir išsilavinimo. Taip, tai aš pastebiu tokią, priežastį, dėl ko vadovai to nedaro, nors kartais ir suvokia, kad tą reikėtų daryti, bet yra, kol neatsiduria ties kažkokia riba, kada tau jau pasidaro būtina tai daryti. Tai viena iš tų ribų yra, kada verslui reikia finansavimo iš išorės. Ir jis tada jau tada ieško pagalbos ir į kairę, ir į dešinę, ir tada jau susirūpina, kaip čia atrodo jo finansai, kaip jo įmonė atrodo, ir dažniausiai būna, kad kreipiasi per vėlai. Nes, kaip kalbam su finansuotojais ir kreditorių įstaigom, kad dažniausiai turėtų kreiptis arba anksčiau, arba vėliau, kai bus tam tinkamai pasiruošę. Ir va tai, ką tu įvardinai, irgi, sakyčiau, tai yra tinkamas pasiruošimas, suvokimas, kaip pasiruošti finansavimui iš išorės. Nes neseniai diskutavom su savo mentorium ir paklausiau, kaip tu įvardintum vadovą pasiruošus finansavimui iš išorės, tai sako, tai tas, kuris suvokia, kad verslas yra kuriamas iš skolintų pinigų. Nes viskas yra skolos. Nebūtinai pradelstos, bet viskas yra skolos. Ir tai, ką tau klientai sumoka, ar ne, ir po truputį tas suvokimas, kaip žmogų atsiranda ir kad efektyvumas ir greitis įmanomas vystymosi tik tai su skolintais pinigais, bet tam reikia būti pasiruošus. Taip, čia yra dvi pusės dar. Tai kai jau nusprendžia kreiptis, tai jau bent jie neturi to įsitikinimo, kad skola blogai. Taip. Ir kreipiasi ir turėdami vieną rodiklį. Aš parduodu tiek, mano pajamos tokios. Taip. Ir čia taškas. Ir čia atsiliepimai ir būtent iš finansuotojų. Ir kai jau pradeda gilintis, ko reikia, kreiptis pagalbos ir žiūrėti kompleksiškai, kaip turi atrodyti, va tada ir mes sulaukiam tų užklausų ir mūsų klientai kiek kitaip jau mato tos duomenys, gauna ataskaitas pastoviai, tai supranta, kaip sekas, bet yra tokių verslų tikrai, kur žiūri į pirmą eilutę, į banko sąskaitą, banko sąskaitą turiu, gerai, reikia jau finansavimą, tada jau atsiranda ir visi kiti rodikliai ir taip. Šiandien turiu, rytoj neturėsiu. Tai va ta finansinė sveikata dabar dažnai minima, tai kokia yra mano įmonės finansinė sveikata. Kita pusė, tai tie, kurie bijo skolintis, tai jie šiek tiek apsiriboja save ir galimai neišnaudoja visų galimybių. Iš vienos perspektyvos gerai, iš kitos perspektyvos yra ribotumas. Tai va, jeigu skolintis, tai skolintis atsakingai ir labai griežtai susiplanuoti, ką aš darau su tais pinigais, kuriuo aš juos panaudosiu. Ne skoloms kažkur sudengti, bet efektyviai išnaudoti, kurti papildomas vertės. Tai va, tai čia tokios dvi pusės, tai ir mes tą matom ir susiduriam ir kartais yra sunku tą pakeisti. Kas bijo skolintis, tai šita misija yra labai sudėtinga. Jo, tai aš manyčiau, kad čia, dar yra tokio amato pozicija, ar ne, kai tu dar, nes jau tie, kurie kuria verslą, jiems jau tos susitvarkė yra su ta baime. Jie jau žengia kitą žingsnį, bet dar kol tu esi dar toj amato pozicijoje, to savo darbo vietos susikūrime, tai iš tikrųjų yra tas susitapatinimas tarsi su verslu, nes verslas yra aš ir žiūrima vos ne kaip asmeninius finansus, kad čia neduok dieve. Tai va tas truputį turi atskirimas ir suvokimas atsirasti, kad verslo finansai ir verslo skolos yra valdomos vos neradikaliai priešingai kaip asmeniniai finansai. Tai dar, kabinam tokius dalykus, atrodo, čia kalbam labai gražiai, kaip turėtų būti, bet kaip yra realybėj, kokias tu matai pasekmes neraštingumo finansinio? Kas atsitinka, kai verslas nekreipia dėmesį arba per mažai kreipia dėmesį į šitą sritį? Iš vadovo savininko perspektyvos ir kiek kalbam ir su klientais, ir su kolegom, tai įvardinčiau stresas gal labiau netgi ir tas finansinis stresas, kuris yra labai aštrus ir intensyvus. Toks lėtinis netgi stresas, sakyčiau. Jo. Neaiškumas, jeigu nevaldai finansų, tai tu į tą ateitį yra sunkiau suprasti, pasiplanuoti, turėti tą aiškumą. Nevaldyti finansų, tai ir neišnaudoti visų galimybių, tai ir vėl gyveni šią dieną, įkrito
valio, nėra, blogai. Irgi neiškumas, o kartais tai tiesiog ir tie pinigų srautai sudėlioti Exceliuke duoda to aiškumą ir supranti, nėra šiandien, bet žinau, kad bus už savaitės. Tai galiu veikti toliau, imtis veiksmų, kurti vertę ir panašiai. O jeigu tu to nematai, nejauti ir neturi tos informacijos, gali būti vėl tas stresas. Tai šitą tai tikrai ir girdžiu, ir matau, ir suprantu. O kitas dalykas, tai visa ta netvarka ir verslo strigimas, neišnaudojimas viso potencialo, neįveikimas konkurentų ir panašiai. Arba tiesiog užstrigimas ten, kur esi, pasiekiau ten tam tikrą apyvartą. Arba linksmiai kalneliai, ar ne, duobė pakilimas. Kartais ir nebepakilimas. Kartais ir jo. Nusileidimas ir pasilikimas, jeigu dar stiprus įsitikinimai. Tai man jau nepasisekė, viskas užsidarau, einu atgal į darbą. Tai irgi šitas yra. Tai daug tokio neapibrėžtumo, frustracijos, streso, neiškumo, kalnelių, kaip sakot, ir dar betvarkės visame kame. Tai ką aš dar kaip specialistas matau, jeigu vadovas turi gerus tokius pamatinius, tvirtus finansų valdymo įpročius, gal jos paprastus, bet atsineštus iš vaikystės, kad reikia atsidėti, kad reikia atsakingai skolintis, kad reikia atkreipti dėmesį, pasiskaičiuoti, įsivertinti, tai jo įmonėje yra tvarka. Ir čia tokį labai tiesioginį ryšį matau. Tada tvarkosi ir atsakingiau į tai žiūri ir visa kita. Jeigu sunkiau su asmeniniais finansais, įmonėje bus veidrodinis efektas. Ir atvirkščiai. Kai žmogus auga verslo finansų sferoje, automatiškai pradeda tvarkytis jo asmeniniai finansai, nes pasikeičia mąstymas žmogaus. Tiesioginis ryšys. Taip. Ir dar, užčiapiai tą temą ir kaip pagrindinę priežastį įvardinai stresą, tai aš sakyčiau, tas lėtinis stresas dar su kuo aš susiduriu, atveda iki perdegimo. Kada vadovai ateina jau ant ribos, ką ir paminėjai, kad atrodo, kad viską noriu mesti, gal čia ne man, o iš esmės, kad tiesiog reikia daryti kitaip. Ir mokslinėje literatūroje ir ne kartą esu skaitęs ir tyrimus, kad finansinis stresas yra vienas aštriausių, vienas intensyviausių, nes tai yra praktiškai fiziologija. Gerai, mes turim pavalgom, mes turim pastogę. Saugumas jau yra ir pagal Maslow piramidę žiūrėti, kas yra toliau, pinigai. Ir jeigu šito neapsirūpinu, tai aš turiu intensyvesnį stresą. Ne prasmės, ne kažko klausime, bet tokį pamatinį aš turiu. Ir jeigu čia yra nuolatinis žiūrėjimas, kad neturiu ir iš kur man gauti, faktas, kad aš toliau negalvoju, ne kaip kurti papildomas vertės, ne kaip augti, žodžiu, visi planai tada jau pasilieka šitame lygyje. Taip. Nes iš esmės, tau svarbu žinoti, kad tu ramiai eitum miegoti šiandien ir žinoti, ką darysiu rytoj. Ar ne? O kai yra šita dalis nesuvaldyta, tai jinai užima praktiškai visą eterį tavo galvoje ir nėra kada vystyti verslo. Tiesiog nėra kada galvoti apie strateginius sprendimus, nes tu užsisuki tame užburtam rate ir niekaip neišjudi iš to rato. Tikrai taip, ir tavo įvardinama pagalvė, čiužinukas finansinė irgi padeda tą stresą suvaldyti. Kai aš žinau, kad aš galiu dabar nieko nebeturėti, bet turiu ten 3-6 mėnesius ir galiu išgyventi. Tai šitas irgi visiškai kitokio lygio mąstymą įgalina, kai aš šitą turiu. Nuvalkiota gal frazė finansinė pagalbė ir visa kita, arba strateginis rezervas kaip įmonė. Bet jie turi labai didžiulę galią, kurios kartais net neįvertina. Taip, arba toks dalykas, žinai, kai paklausi įmonės vadovo arba akcininkų, kada paskutinį kartą išsimokėjo dividendus, irgi toks įdomesnis būna momentas, tai jeigu jūs netidedat pelnui, tai jo niekada ir nebus. Čia yra dar kitas įsitikinimas, nes turiu palikti, nes įmonėje bus prastai, dabar mes augam, negalim sau leisti, turim investuoti. Investavimas bet jeigu sistemiškai žiūrim ir metų eigoje mes tą atidedam. Taip. Tiek, kiek yra pagal sistemą galima ir kiek mes suplanavom, tai tikrai tas pinigų išėmimas įmonėje į naudą išeina, nes tada labiau efektyvumo siekiama. Susirinkti savo pinigus, kur stovi gautinos sumose, tai pardavimai, išrašyta sąskaita, efektyviau juos susirinkti, greičiau. Daugiau parduoti, tada atsiranda kiti rodikliai ir jeigu aš atidedu ir išmoku galų gale,
Ir man kaip akcininkui, kaip įmonės savininkui irgi motyvacija kyla. Tai čia yra tokie labai susiję dalykai, o taip mes labai labai daug to matom, kad praktiškai nesimoka absoliučiai jokių dividendų. Taip. Ir tame, žinai, dar vyksta toks momentas, mažėja džiaugsmo tame, ką tu darai, nes tikslasgi buvo uždirbti daugiau, o žiūri, kad vis kiši į įmonę, vis atiduodi ir savo nėra. Esu savo praktikoje matęs kaip ne vieną tokį verslą, kur turėjo aiškę viziją, norėjo kaip susikurti, bet be jokių ribų kišo pinigus, ne iš verslo ėmė, bet atvirkščiai. Nepamatuotai. Nešė, augo. Ir buhalteris vis paminėdavo, tikrai išvažiuosim. Bet dėja ten po 3 metų atėjo tas objektyvios realybės suvokimas, kad niekur mes šiandien nuvažiuosim. Ir būna ir taip, tai čia sakyčiau, reikia tada turėti ribas. Jeigu nešu ir aš turiu viziją, kad aš dabar neimsiu, bet aš turiu iššauti, gal tai irgi pasiteisinti yra strategija, bet turi būti riba, kada aš gausiu šitą vertę. Gal auginu, nieko neišimsiu, bet parduosiu kažkam. Ir vėlgi, žinai, aš tokios situacijose įsiklausyčiau į profesionalų nuomonę, nueičiau pasikonsultuoti šiek tiek, kaip iš šono atrodo visa šita situacija, nes tikrai čia didesnė patirtis galėtų padėti ir tas kitas žvilgsnis šiek tiek atverti akis laiku. Tikrai taip, netgi ir vienoje mokymų grupėje mokinomės ir su smulkaus verslo savininkais kalbėjom šią temą. Ir buvo viena mergina, jūs sako, savo atlyginimą mokat? Geras. Jo, tai čia net ne apie dividendus mes kalbam, mes kalbam ir apie atlyginimą. Jūs savo mokat? Tai čia apie tą patį. Geras. Jeigu jau susikūrė darbo vietą, net ne verslą ir tu atlyginimo net nepasiemi, tada reikia tikrai jau turėti tam tikrą limitą arba, net nežinau, saugiklį, kada yra stop. Na ir pabaigai dar pamotyvuojam žmonės, vadovus, verslininkus, kad atkreiptų dėmesį į kokios yra naudos ir dėl ko vadovas turėtų augti šitoj srityje, ar ne? Jau keletą dalykų paminėjom, bet dar apibendrinant, jeigu gali, tuos pagrindinius tokius akcentus. Augti nebūtinai reiškia imti ir kaip finansininkų viską skaičiuoti daryti. Tai ne. Augti daugiau suvokimo turėti, ką tai duoda. O suvokimą įgyti, tai ilgesnis gal kelias. Bet pagrindinė tokia įvardinčiau būtent privalumą greitis, sprendimo priėmimo greitis versle. Gal konkurentai tik mąstys, o jūs jau būsit priėmę sprendimą, nes nereikės laukti kažko, jūsų finansų valdymo struktūra sudėliota, jūs rezultatą savo finansinį anksti matot, jūs jį suprantat, padiskutuojat su savo finansininku, bet puikiai suprantat, ką reikia daryti ir iškart imą darot. Tai greitis. Šiandien greitis yra tikrai konkurencinis pranašumas. Su sprendimais antras yra aiškumas. Tada trečias sistema, grąža man, kiek aš galiu iš to pasimti, kaip aš tą matau į priekį, irgi planavimas. Finansai ir planavimas turi irgi labai stiprų ryšį. Taip. Tai jeigu jau su finansais moki elgtis, tai yra planavimo įgūdžiai gerės. Tai ir geriau mokėsiu planuoti savo kasdieninės užduotis, savo savaitės, mėnesio užduotis. Tai čia toks efektyvumas, dar ir asmeninis efektyvumas idėja. Plius dar tokia, jeigu einate į vadovų klubus, į bendruomenės, tai puikiai suprasit, kas yra EBITDA, kas yra kapitalas, su kuo valgoma ir nebus gėda ir galėsit padiskutuoti su kolegom. Kaip aš juokauju, išmoksite kalbėti verslo kalbą. Vakar manęs paklausė vienam verslo klube, sako, o kas yra verslo kalba? Sakau, skaičių kalba. Tikrai taip. Tai jo, ir visi tie dalykai, ir vėlgi dar norėčiau užakcentuoti streso mažinimas. Tai yra streso mažinimas, prevencija ir reputacijos didinimas, ar ne? Kai tavo verslas stabilesnis, automatiškai tavo reputacija prieš visus kitus kyla, ypatingai, kaip minėjau, ta viena iš pagrindinių dalių tai yra finansavimas prieš finansuotojus. Tema yra. Čia tokia kaip pasiekmė, o ne toks kaip bonusas. Bonusas, kad tu reiškias
tiek pats finansiškai raštingas esi ir automatiškai ir įmonės finansai yra tvarkingesni, tai ir ta reputacija arba įmonės įvaizdis, tai patys rekvizitai, tavo pelningumas, tu greičiau prasifinansuoji, su tavim kalbasi bankas. Konkurencinis pranašumas, galima sakyti. Aš sakyčiau, čia yra konkrečiai konkurencinis pranašumas, apimantis ne tik tais nuo finansų valdymą, bet ir apskritai viso verslo perspektyvą. Ir tai pasimato būtent, kai prireikia, žiūrėk, su tavim labai gerai kalbasi, jie tau nori duoti ir tuos pinigus moki efektyviai panaudoti ir sukontroliuoti, tai ir greitesni rezultatai. Gerai, o pabaigai tokį praktinį patarimą. Pavyzdžiui, pats, ar ne, kas kiek laiko stebi savo verslo finansus, biudžetas, srautus? Labai sistemiškai galiu pasakyti, pinigų srautas kas 2-3 dienas, tai nerečiau kaip kartą savaitėje, klientams sakau, būtina, tai yra gautinos sumos ir mokėtinos. Mokėtinos galima ir rečiau sistemą susidėlioti, keletą kartų per mėnesį mokėti, su gautinom turi dirbti labai, labai aktyviai. Kartą per savaitę, 2 kartus, 3. Tai jau priklauso nuo visos sistemos, tada pelną analizuoju kartą per mėnesį. Dažniausiai aš jau pamatau, koks mėnesio pelningumas 5-6 dieną. Žinai savo pelningumą? Jokauju. Ir sluoksniais, padaliniais, pagal specialistą, netgi tada čia jau, jeigu einam gilyn, tada jau atsiranda tie sluoksniai pelningumo, kur minėjau. Tai pinigai kartą per savaitę, nerečiau. Pelnas kartą per mėnesį, biudžetavimą ir būtent į ateitį, kas ketvirtis stengiuosi pasižiūrėti, aišku, tas metinis yra intensyviausias lapkritis, gruodį, naudoju sistemą Profit First ir banke turiu keletą skirtingų sąskaitų, tai tą paskirstimą darau 2 kartus per mėnesį, tai turbūt pats smagiausias mano darbas yra paskirstimą padaryti ir pamatyti, kaip ten susidėlioja, tai šitą sistemą labai irgi džiaugiuosi, duoda aiškumą. Ir kai yra sisteminis požiūris į finansus, tai daug laiko neatima, tiesiog reikia įdiegti tą sistemą, paleisti, atsiranda įprotis ir tada viskas važiuoja. Aišku, komandai gali tą atiduoti, tai nebūtina pačiam daryti, bet tai sistema, kaip organizmą įvardinu, tai nebūtinai kas ją valdo, nebūtinai pačiam. Na, paminėjai tokį žodį pelningumas ir toks paradoksas, ar ne, kai verslas nežiūri šito rodiklio, tai man tada klausimas kyla, dėl ko visa tai egzistuoja, ką žmogus kuria, ką jisai daro, koks yra tikslas. Tai čia būna kartais žmogui toks supurtinimas, kad reikia pradėti sekti, kad tai iš tikrųjų veikla būtų pelninga ir kad pamatyti, susitikti su ta realybė kartais būna ne taip paprasta. Aš galėčiau dėti lygybę su tuo įsitikinimu, turtingas tai blogas. Na, jeigu būsiu pelningas, tai aš būsiu blogas. Aš tai noriu kurti vertę žmonėms. Geriau sunkiai vargti. Ir šitie, atrodo, psichologija, finansai gal ne visai susiję, bet kai pradedi analizuoti ir tai įsitikinimai tokie daro įtaką. Tai pelnas nėra blogai, pelnas yra labai gerai. Jūs kuriat vertę, galit paremti tada vargstančius ir visa kita. Pelningumas jums atveria visiškai kitas galimybės. Tai atvirkščiai, jūs turtėjat ir tampat, ir geresnė asmenybė, kuri gali po to ir dalintis ir padėti kitiems ir taip toliau. Tai nuo ko patartum pradėti vadovui? Nes pats sakei, žinai, kad stebi ten, kas į savaitę bent po vieną kartą atsidarai ir pasižiūri judėjimą savo pinigų, srautų, ar ne? Aš pradedantiesiems patariu kasdien, kaip atsidarius savo darbų to-do listą, kalendorių, taip ir atsidarius srautų lentelę kasdien turėti, kad bent 5 minutės ten užmesti, kas ten vyksta. Po truputį, kol atsiras, kaip sakai, atsiranda įgūdis, tada jau galima ir retinti, ir jau, nes atsiranda, kad tu jau jauti, galvoj turi ir matai daugiau į priekį. O nuo ko, sakykim, pradėti? Visiškai, sakykim, aš esu tas žmogus, kuris neturiu šito įgūdžio, neturiu jokio instrumento, ką man daryti. Bet ar jau tas žmogus vykdo veiklą, ar dar tik planuoja vykdyti? Ne, tai yra verslo vadovas. Verslo vadovas, reiškia jau veikintis. Tai pats paprasčiausias dalykas yra pradėti, kiek aš pinigų gausiu šią savaitę, kiek man reikės išleisti. Jau srautų lentelė čia jau šiek tiek jau pažengęs, kuris labai puikus įrankis, bet jeigu dar šito irgi neturit ir tas Excelis jūs gazdina,
tiesiog paprašyti savo buhalterio ataskaitas, kiek per savaitę gausim pinigų, per mėnesį dar geriau, ir kiek aš turiu sumokėti. Ir pasižiūriu banko likutį ir suvedu. Čia pliusas, čia minusas, kaip čia yra visas. Ir šitą labai yra gerai suvokti per pinigų prizmę. Tada kitas dalykas, aš visada sakau, kad pradėkit nuo plano. Planas, tai biudžetas, ką aš planuoju mėnesiui, ketvirčiui, metams, kaip man tada sekas pasilyginu, tai yra per pelno prizmę, o pinigus jau seku tada kasdien. Paprasti labai įrankiai, pinigų srautai jau šiek tiek sudėtingiau, bet pinigų srautai turbūt duoda irgi didžiausią vertę ir aiškumą kasdienybei, nes nepelnu apmokam sąskaitas. Tikrai taip. Pinigais apmokam sąskaitas, pinigais mokam atlyginimus, tai čia du skirtingi dalykai ir būtinai pinigus reikia sekti. Yra įrankių ir daugiau, ta pati Profit First sistema irgi duoda aiškumą. Dabar yra lietuvių kalba išleista knyga Pelnas pirmiausia, Mike Michalovic, tai labai rekomenduoju ją paskaityti, irgi gali duoti gerų įžvalgų. Taip. Ir aš iš savo pusės patarčiau, kad vienam, neturint žinių, neturint tinkamų kompetencijų, yra labai sunku pradėti judėti šitoje srityje, tai aš vis tik tai patarčiau eiti pas specialistus ir šiek tiek, kad jie palydėtų, galbūt suteiktų tinkamus instrumentus, šiek tiek užvestų ant kelio ir galėtų vadovas judėti savarankiškai šitoje srityje. Ir kaip minėjai, kad nereikia tapti finansininku, bet reikia tapti reikia įgyti konkurencinį pranašumą prieš kitus. Būtent. Tai pas finansininką atėjus ir žinių, ir struktūrą gausit, ir suvokimas padidės, ir gal padės įveikti kažkokį vieną kitą įsitikinimą, kuris jums neduoda jokios naudos. Tai ačiū, Audriau, už pokalbį ir iki kitų susitikimų. Ačiū, kad pakvietėt. Iki.